prie kaimo, į kurį keliavo, o Jėzus dėjosi einąs toliau. Bet jie privertė jį pasilikti, prašydami: pasilik su mumis, jau vakaras arti, diena jau besibaigianti. Tuomet jis užsuko pas juos. Įsitaisė su jais prie stalo, paėmė duoną, palaimino, laužė ir davė jiems. Tada jų akys atsivėrė ir jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių. O jie kalbėjo: argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų prasmę. Jie tuoj pat pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten rado susirinkusius 11 su savo draugais, kurie sakė: viešpats tikrai prisikėlė ir pasirodė Simonui. O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Taigi, ši evangelija yra be galo graži ir kartu, galima sakyti, atspindi ir mūsų tikėjimo kelionę, kurioje mes taip pat karts nuo karto susidurėme. Ir čia yra be abejo kiekviena detalė svarbi. Bet šiai lekcijų Divina maldai, kaip įvadui, norėčiau išryškinti tik keletą. Taigi yra vienas po kito sekantis svarbus momentai. Vienas jų yra mokinių išvykimas iš Jeruzalės. Tai yra iš bendruomenės, iš tikėjimo Jėzumi vietos, kur vyko pats didžiausias Kristaus meilės aktas, tai yra Eucharistijos įsteigimas ir jo nukryžiavimas. Ir tarsi yra grįžimas į senąjį pasaulį. Tai byloja nuo 13 iki 29 eilutės. Ir šios dienos skaitinys tai yra iš Luko Evangelijos 24 skyriaus nuo 15 iki 35 eilutės imtinai. Ir kita dalis tai yra sugrįžimas į Jeruzalę, džiaugsme ir naujai atrastame mokinių bendruomenės tikėjime. Tai byloja 30-35 eilutės. Iš naujo atrastas tikėjimas. Dėka ko? Taigi, pirmoje sumišimo akimirką Jėzus, tarsi apsimetęs tuo keliauninku, jisai eina šalia. Ir ką jisai daro? Jisai žino, kaip Dievas žino, kas vyksta su jo mokiniais, bet jis trokšta, kad mokiniai papasakotų iš naujo. Ne todėl, kad Dievas nežino, bet tam, kad ir jie išgirstų save ir vieni kitus, kaip jie mato šiuos įvykius, kaip jie išgyvena tai, kas vyksta jų širdyse ir jų mąstymu. Taigi, Luko Evangelijos tekstas labai aiškus, ką nori Lukas pasakyti per jį. Taigi, kai bendruomenė klausosi Dievo žodžio esančio šventajame rašte ir savo gyvenimo centre laiko Eucharistiją, ji pamažu auga tikėjime ir patiria prisikėlusi viešpatį, jo artimumą. Taigi žodis ir Eucharistija sudaro vieną didelį stalą. Arba dar kitaip sakom, yra žodžio stalas ir aukos stalas. Ir nuo čia bažnyčia maitinasi savo piligrimystę į tėvo namus. Ir Emauso mokiniai patyrę susitikimą su Jėzumi suprato, kad prisikėlęs viešpats yra ten, kur ir broliai, susirinkę aplink Simoną ir Petrą. Simoną Petrą. Taigi, ką jie daro? Jie suskuba ir keliauja toliau. Tai, ką kviečiu apmąstyti, medituoti. Tai šiandien iš tikrųjų yra žmonėse didelis stebuklų ir alkio troškulys. Žmonės nebesišypso, iš tikrųjų trokšta stebuklų, trokšta iš naujo, kad Dievas įrodytų savo buvimą. Na, jeigu tu esi, tai tegul įvyksta tai, ne? Jeigu tu esi, tegul įvyksta tai. Tačiau ne stebuklai yra esmė, o didysis stebuklas yra pats Jėzus, tikėjimas juo ir jo vardo galia.
Ir kaip taip pat šios dienos skaitinys byloja apaštalų darbuose 14 skyriuje, kai Petras ir Jonas eina į šventyklą, ką jie padaro? Jie matydami sergantį žmogų, sako, nei aukso, nei sidabro aš neturiu, bet ką turiu, tai Jėzaus Kristaus vardu kelkis ir vaikščiok. Tai vardo galia, kuri gydo, tikėjimas Kristumi. Ir tie žmonės, iš tikrųjų, kurie neturi nei aukso, nei sidabro, tai jie neprisirišę prie žemės turtų ir turi nuolankę širdį. Taigi, melskime, kad Viešpats mus išvaduotų iš fanatizmo, išvaduotų iš prisirišimo, koks Dievas turi būti, kaip Dievas turi veikti, kokius stebuklus man turi padaryti, bet kad grynintų mano širdį, jog man pakaktų Viešpaties vardo. Pakaktų, taip Dievas yra, tarsi toks liūdesėlis. Ne, yra vidinis aiškumas, vidinis tikrumas, kuris perskrodžia mane. Dievas yra ir jis yra gyvųjų Viešpats, tas, kuris keliauja šalia mūsų. Taigi kviečiu jūs į dvasinį pokalbį su Viešpačiu. Tai galbūt tai galėtų būti toks pokalbis: pašalink Viešpatie iš manęs tokį tikėjimą, kuris visada tikisi ženklų ir stebuklų. Tarsi tu turėtum, Dieve, įrodyti, jog tu esi. Pašalink iš manęs uždarą širdį, bet ateik su savo dvasios galia ir išlaisvink mane. Išlaisvink mane nuo tikėjimo daiktais, nuo tikėjimo įrodymo stebuklais, į tikėjimo tavo vardu, tavo buvimu. Išlaisvink mane iš fanatizmo ir prietarų, netgi prietarų mano tikėjime. Suteik man visų pirma paprastą, nuolankę širdį, kuriai pakaktų vidinio aiškumo ir tikrumo, jog tu esi. Uždek mano širdį meilę tavo žodžiui ir tavo Eucharistijai. Taigi, kviečiu jūs kontempliuoti Viešpatį ir jo vardą, kontempliuoti jo ėjimą šalia mūsų istorijos, kontempliuoti jo žodį, kaip jis per žodį yra šalia mūsų. Ir galbūt kaip akcija, kaip veiksmas, dvasinis veiksmas ir laikysena ir mūsų šiandieninė malda galėtų būti: neturiu nei aukso, nei sidabro, bet ką turiu, tai Viešpaties vardą, tikėjimą Viešpačiu. Būkit palaiminti ir gražios jums maldos